Sveiki, aš Žalias ir šiandien esu Airsoft Punksų poligone. Šiais metais mes su Airsoft Punksais rugsėjo 7 dieną organizuojam bendrą žaidimą. Taigi žaidimo pavadinimas yra Extraction, tai yra pagal žaidimo principą, kaip buvo Tarkovas, tarkim, arba kitokių panašaus stiliaus žaidimus. Aišku, Lietuvoje mes nesam pirmi, kurie tai darom, bet stengsimės padaryti geriausiai tas, kas buvo, ir parodyti jums pačio stiliaus ir pačio žaidimo visą mechaniką. Tai nėra tai, kad mes visiškai remiamės Tarkovu. Mes tiesiog paimam Tarkovo pagrindą ir važiuojam toliau. Taigi žaidime yra pagrindinės dvi grupuotės, tai yra PMC ir Scavenger. Tai pradžioje apie PMC. PMC, jeigu jūs turite savo šaltasvydžio komandą arba draugų kompaniją, kurioje yra 4-6 žmonės, galite drąsiai eiti registruotis pas juos. Reiškia, jūs pradėsit su savo komanda žaidimą ir visada su ją bus jau, reiškia, visi kiti PMC-šnikai vadinami, jau bus jums kaip ir neutralūs. Tai jau jūsų reikalas, ar jums reikia su jais kovoti ar ne. Taip pat jūs kiekvieną išėjimo į teritoriją metu gausit individualią užduotį, galėsit rinkti resursus, kurie tiesiog galės pažymėti žaliais ženklais, ir mes rašėm specialiuose taisyklėse, ir jas rinkti bei ieškoti jau atlikus užduotį Extraction Point. Taigi dar vienas svarbus dalykas, kad visos PMC grupės pradeda savo žaidimą iš užduočių paskirstymo centro. Užduočių paskirstymo centras tai yra tokia neutrali teritorija, kurioje galima ir pailsėti, ir susiderinti kažką su kitom grupuotėm, arba pabendrauti su mūsų paruoštais NPC ir su jais, pavyzdžiui, pakeisti resursus, kurių jums nereikia, į tai, ko jums reikia. Ir taip tęsiat žaidimą. Reiškia, galite rinktis vėlgi starto tašką naują gaunat ir iš jos startuojat į teritoriją. Patekę į kovos lauką, kiekviena PMC grupė viena kitai tampa neutralios. Tai yra jau jūsų reikalas, ar jūs su jais šaudysitės ar ne, ar kažkokias sąskaitas turit nuo praeito išėjimo į teritoriją. Taigi dar šitoje teritorijoje yra scavengeriai vietiniai, kurie yra jau jums priešiniai, būtent PMC grupė. Yra dar du priekeivių taškai, tiksliau. Tai yra terapeutas ir bariga vietinis. Jie, reiškia, gali jums kažką parduoti, kažką pakeisti, gali kažkokių resursų pas juos įsigyti arba gauti papildomų užduočių. Tarkim, jeigu nerandat savo pagrindinės užduoties, kurias gavote užduoties paskirstymo centre, reiškia, jūs ateinat pas juos ir galite paimti kažką kitą ir išeiti jau iš teritorijos netuščiom, o kažką turite. Teritorijoje taip pat galima rasti įvairius daiktus, kurie bus pažymėti raudonų lipdukų, bet jeigu jūs neturite tam daiktui arba kažkam objektui specialaus questo konkretaus, reiškia, jūs jį paliekate vietą. Atliekat savo užduotį ir jau nusprendžiat, kad norit palikti žaidybinę teritoriją, jūs ieškate Extraction Point. Jų gali būti keli ar netgi daugiau teritorijų. Jie bus pažymėti atskirais plakatais ir taip pat, kas yra svarbu, jie bus tam tikrų momentų aktyvūs ir neaktyvūs. Tik per aktyvų galima bus išeiti, per neaktyvų, reiškia, jūs ateinat pažiūrėti, jis neaktyvus, jūs einat prie kito ir ieškot, arba žinot, kur jis yra, arba ieškot, kur jis yra. Taip pat galima tą lokacijos informaciją pas prekeivius nusipirkti arba išmainyti pas kitas grupiruotės. Kai kurie Extraction Pointai turės tam tikras specialias sąlygas, kad per jį išeiti. Tai bus, reiškia, prie to pointo kažkokia nuotrauka arba paveikslėlis, ką reikia turėti, kad jūs per jį galėtumėte išeiti į užduočių paskirstymo centrą. Taigi apie scavengerius. Tai yra valstybės palikti žmonės tam tikroje pavojingai teritorijai, kurie susibūrė į vieną grupiruotę, išrinko savo vadą. Tai ta grupiruotė eina ir banditai, ir kriminalinio pasaulio atstovai, bei kažkokie galbūt policininkai, ar dar kažkokie kariškiai gal kažkokie. Vienu žodžiu, jie dabar čia gyvena ir viskas, kas šitoje teritorijoje randasi, jie skaito, kad yra jų. Todėl PMC komandos, kurios ateina į šitą teritoriją, jiem yra kaip priešai. Dėl to, kad jie ima kažkokius dokumentus, ieško kažkokios įrangos ir viską tai neša į. Taigi, jeigu jūs esate vienas arba jūsų yra didelė šaltasvydžio komanda, jūs galite rinkti scavenger pusę, kadangi ten visi yra jau vienoje vietoje, vienoje grupiruotėje ir turi vienodas užduotis ir tikslus. Taigi, arba, tarkim, jeigu jūs norite šaltasvydžį neragauti, bet norite pabandyti ir pažaisti ir norite nuomoti įrangą, taip pat galima registruotis į scavenger.
Taigi žaidimo metu mes naudosim, galima sakyti, maksimaliai pilnai visą teritoriją, kurią galima. Taip pat joje bus baras tam pačiam užduočių paskirstymo centre, bus 2 neutralios lokacijos, tai yra terapeutas ir baveiga, kuriame nebus galima nei šaudyti, nei peiliais kautis. Ten irgi bus neutrali teritorija. Jose bus galima išgerti kavos, išgerti kažkokių gaivių gėrimų, kurias galėsit pirkti už uždirbtus pinigus žaidybinius, kuriuos mes dar spausdinsim ir padarysim, kad visi turėtų. Ir galėsite pailsėti, pabūti, jeigu tam pavargot, galit išvis iš žaidimo teritorijos neišsidinėti visą žaidimą. Jeigu jums užtenka resursų, tai ką gaunate žaidimą, galite išvis net neieškoti to extraction pointo, o būti žaidime, jame žaist, kaifuoti ir šaudytis ir viso kito. O galbūt netgi jums kaip PMC nariui pavyks susitarti su scavengerių vadu ir apsigyventi toje teritorijoje. Taigi apie pačias užduotis. Reiškia, užduotis bus įvairiausias. PMC gaus užduotis iš užduočių paskirstymo centro, tai tarkim kažkokie dokumentai arba daiktai, galbūt ne kažkokį žmogų pajudėti, o galbūt kažkokį žmogų surasti teritoriją. Scavengeriai irgi turės savo užduotis, tarkim reikės surasti kažkokią resursą, kažkiek vienetų. Galima bus extraction pointus uždarinėti, galima bus įkirtus imti, galima bus surasti taip pat ir kažkokius dokumentus, arba paimti pas pačius prekeivius dar papildomų užduočių. Taigi bus tikrai ką veikti. Mosquitos Games ir Soft Punks kviečia jūs į Extraction žaidimą.